Keleivinis Airbus orlaivis priklausantis Naujosios Zelandijos oro linijoms ketvirtadienio naktį nukrito į Viduržemio jūrą prie Prancūzijos krantų. Šiuo metu nežinome lėktuvo įgulos likimo, tačiau baiminamės blogiausio. Lėktuvo nuolaužos yra vandenyje, gelbėjimo operacija vyksta. Liudininkas prancūzų radijui sakė matęs, kaip lėktuvas stačiai nėrė žemyn ir nukrito į jūrą. Gelbėtojai vandenyje rado tik 2 kūnus, tačiau vilčių, kad kiti 5 žmonės būtų išgyvenę nėra. Lėktuvu skrido 5 įgulos nariai iš Naujosios Zelandijos, skrydžių kompanijos pilotas ir 3 inžinieriai bei inspektorius. Tai buvo bandomasis Airbus lėktuvų skrydis. Orlaivis buvo sugedęs ir po remonto norėta jį išbandyti. Nežinome, kas galėjo sukelti avariją. Šiuo metu kontaktuojame su lėktuvą išsinuomavusią bendrovę ir gelbėtojų komandą. Lėktuvas sudužo praėjus lygiai 29 metams po tragiškiausios Naujosios Zelandijos orlaivio avarijos. Tuomet apžvalginio skrydžio metu Antarktidoje lėktuvas įsirėžė į Erebus kalną. Žuvo visi 257 lėktuve buvę žmonės.